Labuka kolektyvas. Žemai įsibėgėjo, kaip matot, gal ir nestipriai, bet bėgėjasi. Realiai pasivažinėti nėra kur dar, kad galima būtų pahuliganinti. Tai laukiam didesnio sniego. Šiaip šiandien randuosi kaimukę. Atvariau pasikrapštyti prie pirties. Tai pirmas update'as, ko jūs nematėt. Padaryta terasa. Aptvarkyti tiksliau. Pakeistas šitas balkis, kur man didžiausia galvos skausmą kėlė. Tai truputėlį turim netikimų, bet pasidažys, pasišlifuos, viskas bus gerai. Tai turiu didelę savo naujieną, kurios labai ilgai laukiau. Realiai kiek? Mėnesį su viršum laukiau. Tai va. Turim pečių, pagaliau širdelę pagrindinė, realiai gražus pečius, tvarkingas, su vandens talpa, suvyrintas, tvarkingas, profesionalų vyrintas, nes kai nuvažiavau pasiimt pečius, tikrai supratau, kad vyrai žino, ką daro. Tai pirkau iš Gemkalvės, kainavo 800 eurų, kam daug, kam mažai, man asmeniškai yra daug, bet tikiuosi ilgai tarnaus, bent 10 metų. O 10 metų razmetus, pinigus išmėčius per 10 metų, gaunasi po 8 eurų į metus, nieko lišno tikrai. Kas man patiko, kad vyrai dirba su metalu. O tokia va rankinė, šita lopetėlė graži. Kačergėlė tikrai irgi gražiai tvarkingai atrodo. Metalas storas, padaryta juškelė vadinama. Nelabai gal matosi. Gražiai tvarkingai padarytos durys. Malonu, kad labai fainas jų aptarnavimas. Vyrai žino, ko nori, ką gali pasiūlyti, prisitaiko prie kiekvieno. Tai patarė, kad šitas durelės nepirktinės, stiklinės dėt, o padarys gražias, tvarkingas patys. Tai padarė, gražu, šaunu. Vyrai tikrai žino, ką daro, ten šeimos verslas, rimta kalvė, daug visokių reikaliukų daro. O šiandien mano darbo tikslas. Pabandysim surinkti maksimaliai, kiek išeina va šito daikto. Išsimatuosim, žiūrėsim, kas kaip kur ką čia prijungti, čia padaryti, čia kažkur gal skylė kažkokia. Bandysim pritaikyti kaminą. Šiandien pečiaus tikrai nekursim, nes mažai laiko palyginus turiu. Dabar po 11 jau. Kol parduotuvės, kol ten, nėra taip greit, kaip atrodo viskas. Ir dar norėčiau šiandien padaryti o šitas valentutės. Terasas, kur uždėjau, ar skilučių yra pasirodo. Reikia makroflekso sekačiam kartu. Ten, matai, šviečia. Kur palama? O čia šviečia. Ten šviečia ant biškelį. Ir prisusukt jas liko, nes jos nėra susuktos. O, pademonstruosiu. Susukt turiu likusio polistirolo nuo betonavimo, uždėsim polistirolą. Ir manau, šiandien bus tiek. Tai einu, persirengiu, susinešu viską, ką susipirkau. Ir pradedam judint, matuot. Realiai šalta eilinį kartą, tai GoProškė nežinau, kiek laikys. Bet tikrai pafilmuosiu, paupdeitinsiu, kaip viskas vyksta mano projektėlėje. Tai kol kas tiek, varom dirbti. Updeitas šioks toks iš darbų, kaip ir spėjau, kūmas nelaiko, šalta laukia, tai kraunasi jį. Tai toks darbas kol kas vyksta, matavimai, žiūrim čia, kaip įsidėliojam, kaip čia, kur čia, ką čia. Ties kaminu buvau šiek tiek apsirykęs, galvojau, kad ne viską turiu, o pasirodo beveik viskas jam yra. Realiai trūksta iš šiferio apdangalo šiokio tokio. Ir dabar derinam, žiūrim, kas kaip kur ką. Dasidedinėjam dabar plytas, kad būtų plius minus orientacija, kaip galima pastatyti kaminą, pečių optimaliai. Ir nežinau, judam, po truputėlį. Update'as toks. Ką turim iš darbų? Turim šiokį tokį progresiuką. Kol kas turim šiokį tokį makečiuką, kaip čia, kur čia, ką čia turi būti. Tai kamino pradžia kaip ir yra. Realiai kitam kartui reikia su stogu izoliacijos, kad stogo netekėtų, kažkokio tvirtinimo jam. Ir ties šitą vietą galima bus statyti. Reikia prie apačios dar kažkokio tvirtinimo, nes dabar ant plytų. Išsistatėm plius minus kažkaip čia, kur čia, kaip čia kas turi būti. Čia reikės svarkės, nes triuba per didelė. Ir nežinau, žiūrėsim, kažkas gaunasi.
kažkas tikrai gausis, o dabar einu su lentučiu, manau, arba kažkokią kitą darbą susigalvoti. Tai šiandienos apibendrinimui, ką padariau? Pastatytas, kaminas išstatytas, čia šneriukai su padrišti visokiais. Išstatytas, susižymėjau gegnės, šitos grebėsius tiksliau, kur reikės įsipjauti, kad stogą išvaryti. Susidėjau karkasiuką plius minus, prisimest kas, kaip, kur, ką ir dėl ko. Tai galvoju, kad kodėl čia toks tarpas didžiulis yra. Realiai pamatavus, nesupratau iš pradžių. Tai buvo, tiesiog sumontuota bolka netiesiai. Išsikėlė, nežinau, ką reiks padaryti. Šiaip nesieksi tikrai atrodo, nes aš planavau, kad iki bolkos, čia viršuj bus lentutės, bet čia lentutės taip gražiai nepasidarys. Tai nežinau, galvos skausmas šioks toks bus. Kaip ir sakiau, akumai nemyli šalčio, kol kas vėsų čianai, įsikrovinėja, tai šiek tiek apjus, kad apšvieščiau, prisijungiu dabar prie laido. Tai baigiam ties to, kad apšildžiau matosi nesimata, bet čia 10 cm polisterolo apšildinta. Šiandien tiek. Sekantį kartą tikiuosi įsipjausim jau stogą, pasistatysim, sujungsim visą, prisivyrinsim šitą prie pečiaus vamzdį, nes storesnis metalas įdėtas ir neina, nei uždėtas su nieko, tai sugalvoju tiesiog, kad privyrinsiu gražiai tvarkingai ir viskas bus ok. O daugiau ką? Nieko, šiam kartu tiek, keliamės į kitą savaitgalį. Kitas savaitgalis iš kaimuko. Turim šiaip nuostabų rytą, žiauruminiškai nuostabų rytą. Saulutė šviečia, minimaliai pašalė, prūdas truputėlį užtrauktas, bet žiema neskuba įeit pas mus, tai trumpina tas, kad negalim labai paskraidyti su mašinom, bet geras dalykas, kad galim pasidarbuoti prie pritelės. Tai šiandienos planas. Tikiuosi šiandien pavyks jis, nes realiai nemažai darbo. Tai turim kol kas tokį vaizdelį. Tai čia reikia padaryti skylę ir bandyti išlupt kaminą į lauką. Tai, o kad lauką lupt kaminą, aš jums parodysiu to. Turim tokį varikaliuką, kad kaminas šone gausis. Ir jį reikia iškelt virš kraigo. Kraigas yra šitas reikalas. Čia. Kad būtų gera trauka ir neįtų dūmai į vidų. O ko pasiekoje neturiu nei pastolių, nieko. Pagalbos irgi neturiu, nors ne veltui pusantrą mėnesį nebuvau nieko nedaręs prieš tai. Bet tebūnie, pasidarysiu vienas ir turėsiu vienas. Tai reikia pasidaryti pastolius, tai rasiu kažkur garaže, mačiau, yra medienos, tai planas dabar pasidaryti pastolius, spjauti skylę ir bandyti lipdyti kaminą. Planas buvo planuotas kažkada, tai kai pradėjau pirtelę daryti, kad iki kalėdų užkurt pečių galima būtų. O šis savaitgalis paskutinis prieš kalėdas, tai pirmadienį ir penktadienį turiu atostogas dar, tai visą savaitę kaip ir laisvas, kaip ir nelabai. Nežinau, bus matyti, nieko neprižadu, darysim maksimaliai, kas gaunasi ir tikėkime, planas bus įvykdytas. O šiaip ką, einu, persirengiu, pageriu kavos ir einu daryti pastolių. Akumuliatoriaus yra kameros, manau, dar pafilmuosiu karts nuo karto, kas kaip kur ką, nes timelapsą žiūrėti, kaip kažkokius pastolius suku, nemanau, kad jums bus įdomu. Kol kas tiek, varom persirinkti ir daryti pastolių. Šioks toks subdėtas iš darbų, pasidariau šiokį tokį kaip pastolius, dar nedabaigta, nes dar reikia, čia reikia skersinius uždėti, jeigu reikės aukščiau lipti. O šiaip čia jau plius minus paruošta lipti ant stogo. Dabar užsiminėjau tom, kad reikia pastatyti kaminą ant tvirto pado. Kiek ieškojausi, nėra jokio, nei Vilproje ar dar kažkur, čia ne antireklama, nieko, bet tiesiog nėra tokio dalyko, kad paėmiai, apkabinai kaminą, sakykime taip, apkabinai kaminą hamuto ar kažkokiu kojelės reguliuojamas, pastatei, kažkur pritvirtinai, tuom ir baigėsi. Tai ką radau iš tvirtinimų kaminui, gaunasi va toks laikiklis, tai aš jį
Stengsiuos prie balkos prisukt. Kaip pastebėjot, apkumai nemėgsta šalčio. Nieko nepadarysi. Ką turiu, tuom filmuoju, jeigu jums įdomu, jūs žiūrit. Tai ačiū už tai. Aš šiaip, kaip sakiau, turiu hamutą, pritvirtinsiu prie to balkio kažkaip, prisisuksim. Ir dar pasidariau į apačią kustom tokį laikiklį. Nu, dabar matosi, buvau prieėjęs, matėsi, kad va čia va yra ratlankis. R13, tai išpjovau diametro skylę, kad kamino drėgmės surinktuvas būtų per centrą ratlankio ir toks bus pastatymas. Jį spaus, jis tvirtai po ant ratlankio stovės, laikiklis iškavo prie kamino, dar šitie vamzdžiai susiriša gan stipriai. Manau, tikrai laikys, dar kažkur tarp stogo bus tvirtinimas šioks toks. Tai kol kas einu darbuotis, kitas akumas kraunasi, tikiuosi šitas labiau laikys ir pamatysit, ar aš nugriusiu nuo stogo ar ne. Tai važiuojam, einam dirbti. Kamino pačia kaip reikiama pozicija, laikiklis gan gerai veikia. Čia susijungiau jau galutinai, kaip ir turėtų viskas atrodyti. Pasidarėm daugiau apšvietimo. Ir dabar bandysim lipti ant kamino, kad bandyti kišti, dėti, žiūrėti, lipti viršų, sandarintis ir visą kitą per stogą. Jeigu viskas gerai, šiandien duosim dūmo, kaip sakoma, iš kaminėlio. Šiaip žiauriai laukiu, jeigu čia pasiteisin šiandien mano reikalas šitas, tai wow bus. Gerai, einu dasidaryt, manau, pastolių savo mandrų ir apšviesiu toliau, kaip kas, kur sekasi, kaip man dedasi ir visą kitą. Ką šiandien atėjo svarbus momentas, bent asmeniškai man. Kaminas susuktas, glusam dar nesuknėdytas, nu su marziukais tokiais. Pritvirtintas prie balkio, statytas plius minus gerai, tai bandom kur pečių. Žiūrim, ar nieks niekur nedūmina, niekur nelykina, kaip sakoma. Pažiūrim, ar gerai traukia, nes dabar virš kreigo iškelta kokių 15 cm. Tai jeigu viskas gerai, tai bus labai tobulai, nes nenori dėti papildomo metro. Tai arba reikia spjaut kažką, arba vienu žodžiu burt, kaip visada. Tai bandom užkurt ir jeigu viskas bus gerai, eisim grįžti skilučių, knėdysim ir bandysim užtaisyti tą skilutę kažkaip. Tai einam. Bum, 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 bum. Ką turim? Ugnelę pirmą. Pirmą ugnelę. Niekur nedūmina. Einam pažiūrėsim, ar per kaminą dūmina. Šiaip buvo kasiakas. Trūko viršutinio dar vieno. Va šitą, va. Tai dadėjau dar 100 centimetrų. Ir dabar lyg ir puikiai traukia. Ir dūmė, ir truputėlį. Matosi? Nesimato. Padangai mes, kaip kad matytųsi. Bet kokiu atveju dūmas rūksta jau pirteliai. O tai liko dar kas. Šitą vietą užsandarint šiandien. Ir knėdės netinkamas kokias nusipirkau, kad kaminą suknėdyti, nes dabar nesimato, bet jis sujungtas tiesiog ne medvaršiais, bet blusom tam, nu metalais, medvaršiais tokiais. Metalų medvaršiais, okei. Susukta jais, knėdės netinkamas, nes per ilgos ir nesusispaudžia tarpusavį. Kol kas palieku taip, žinau, kažkurią dieną atlėksiu, gal pirmadienį netyčia. Dabaigt knėdyti, o dabar reikia lipti ant stogo, pagerti arbatytės, nes dar vis kiek čia dabar turim. 3:30, aš dar nevalgęs, tai to stems ir nematysiu, kaip ką daryti, tai einu toliau dirbti. Tai atsinešiau malkų, patobulinau truputėlį ir turim pirmą ugnį. Truputėlį dar jis šlampa visas, normalu. Matosi, kad naujas metalas, nieko, sakė, reikėtų į lauką išnešti, kad jis ištekėtų, išvarvėtų visas. Bet pirmą ugnį turim, normalią pirmą ugnį. Šiaip žiauriai patenkintas, eina nafik pagal planą, eina iki kalėdų, norėjau užkurti iki kalėdų. Tai katėms blogiausia. Rūksta dūmelis, eina savo, kaip fainiai. Tai dabar liko kas? Kol kaminas kūrenasi, kol dar biškį šviestų, reikia kažkaip apšildyti, neapšildyti. Va čia va, prie kamino skilutę šitą reikia uždengti. Nusipirkęs turiu nusipirkęs kaip ir
folija, ne folija, rifliuota aliuminė skarda su kaučiuku, kažkas tokio. Nu tokį va. Opa, nemoku vieną ranką išiminėti, opa. Va tokį, va daiktą, jis lankstus su kaučiuku, viską. Reikia įt apsišveisti aplink kaminą, pasišildyti, turiu grielką, nušildyti viską ir apsiklijuoti. Nežinau, kaip seksis, kai jis temps. Aš lemputį šiokią tokią turiu, reikia būtinai apklijuoti, kad netekėtų vanduo, nes va čia matosi, kad šiferis va čia šiek tiek šlapės iš vidaus. Tai einu apsivalyti, kol nestemo ir bandysim apklijuoti. Laukai jau pilnai sutemė. Nu, ne pilnai, bet jau beveik. Langai pradaryti, nes užkūrus pečių vis dar padažytas visą kitą, tai buvo čia biški dūmų, visą kitą. Užtaisiau tas ant skylės. Tai pasikūreno truputėlį pečius, nu ne iš vis, nedaug malkų sukūrinau. Ir patalpoje normaliai, tai pirtelė bus. Svarbu tik, kad akmenys gerai kaistų. Tai ką šaika, pečius pasikūreno, viskas kaip ir gerai, niekur nedūmina, padūmėjo iš savęs. Nežinau, šiaip pavargau, nemažai darbo padariau, džiaugiuosi tuo. Rezumė, nelaukit, kol kažkas padarys už jūs darbus, o darykit patys ir tikrai kažkas pasidarys po truputį, nesiskubinant, viskas įmanoma, tik reikia didelio noro. O šiaip, ačiū, kad žiūrėjot, laikas, subscribas, susitiksim kitais metais, kai pradėsim mūryti sieną. Tai viso, šiandien tiek. Gerų kūčių, gerų kalėdų, linksmų naujų metų ir iki kito karto.